Labą dieną. Pamokos tema – tėvynės meilės temos poetų kūryboje apibendrinimas. Lietuvos vardo kilmė. Skaitykime Jono Aisčio eilėraštį Tu esi. Tu esi ta pakirdusio ryto aušrinės liepsnelė šviesi ir vidurnaktį vėsų užkritus ant žiedo raselė esi. Tu esi ta pavasario upės srovė, gaivalingai drąsi, ir gegutė klevelį tūpus, ir šlaito žibutė esi. Tu esi ta lakaus vyturėlio suvirpus giesmelė garsi, ir nubalusi džiaugsmą iškėlus, ievos viršūnėlė esi. Tu esi ta nugrimzdus, paskendus pilis ir jos lobiai visi, visos pasakos, visos legendos, visi padavimai esi. Tu esi ta bekraštė mėlynė, pražydų šventam ilgesy, ir širdį išnešiota tėvynė, ir džiaugsmas, ir laimė esi. Matome, jog Jonas Aistis parašė šį eilėraštį Thompsone, Jungtinėse Amerikos valstijose 1948 metais. Ir dar randame parašyta, jog poetas nuo pat 1946 metų iki savo mirties 1973 metų ir gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai ko gero supratai, kodėl jame tiek ilgesio. O dabar prisiminkime Bernardo Brazdžionio eilėraštį Lietuvos vardas. Jį skaitėme anksčiau. Šį kartą palyginsime šiuos abu eilėraščius. Lietuva, kai aš tave tariu, prieš akis sumirga raštų raštai, ir pilna padangė vyturių, ir linų žydėjimas be krašto. Skamba ten seni šventi vardai, girių, upių, klonių ir sodybų, sunkia skausmo skarą suardai, sidabrų sietynas šiaurėj žiba, ir suaidi vėl iš praeities dainos, myslės, pasakos nutilę, ir pakyla tiltai iš nakties į didžiųjų kunigaikščių pilį. Ir einu tais tiltais į tave, Lietuvą, trys tyro aukso saulės, ir skaitau, tėvynė, be tavęs, tuščias ir beprasmis šis pasaulis. Prisimename, jog daug metų Vytė Nemunėlis arba Bernardas Brazdžionis gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose ir, nors ir labai norėjo į Lietuvą, iki pat nepriklausomybės paskelbimo negalėjo sugrįžti. Pabandykime atsakyti į klausimus. Ką matome, skaitydami Bernardo Brazdžionio eilėraštį? Ir atsakome. Matome mirgančius raštų raštus, linų žydėjimą, sidabrų sietyną šiaurėj žibantį, tiltus į didžiųjų kunigaikščių pilį. Ką girdime? Girdime pilną padangę vyturių, aidinčias dainas, mįsles ir pasakas. O kas yra Aisčiui Lietuva, tėvynė, gimtoji šalis? Rytą jam aušrinės liepsnelė šviesi, vidurnaktį užkritus ant žiedo raselė. Pavasarį upės srovė valingai drąsi, ir gegutė klevelį tūpus, ir šlaito žibutė. Lakaus vyturėlio giesmelė, ievos viršūnėlė,
Aisčiui Lietuva, tėvynė, tai nugrimzdus paskendus pilis ir jos lobiai visi. Ir taip pat visos pasakos, visos legendos, visi padavimai. Ir vėlgi apibendrina, kad širdį išnešiota tėvynė tai ir džiaugsmas, ir laimė. Taigi, poetai savo eilėmis, nuostabiaisiais eilėraščiais išsakė savo tėvynės meilę ir ilgesį savo šaliai. Išmokite raiškiai skaityti šį gražų eilėraštį, Jono Aisčio eilėraštį Tu esi. Mylėkime savo tėvynę, džiaukimės, kad ją turime. Branginkime jos kalbą, jos gamtą ir žmonės. Susipažinkime su Lietuvos vardo kilme. Dar kartą paklausykime, kaip yra aiškinama jo kilmė. Ačiū už dėmesį. Mokytoja Lina.